Labadiena, mano draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandiena yra 26 metų Liepos 8 diena, trečiadienis. Ir šią gražią lietingą vasaros dieną pirmiausia visiems linkiu kuo geriausios kloties ir tikiuosi, kad jums viskas sekasi gerai. Na, o šiandien aš pratęsiu temą, kurią kartu su jumis nagrinėjame jau pakankamai ilgą laiką. Dar viena tokia laidelė, mano tokios veiklos ataskaita, supažindinsiu, ypatingai informacija yra skirta tiems iš jūsų, kurie man esate suteikę įgaliojimus, jūs atstovauti išmaniųjų elektros energijos skaitiklių dėgymo klausimais. Bet, kaip visada sakau, tikiuosi, kad šita informacija bus įdomi ir naudinga taip pat ir tiems, kurie galbūt savarankiškai kovojate su ESO dėl to, kad jums nebūtų įdėktas tas taip vadinamas išmanusis skaitiklis, o taip pat ir visiems kitiems, kuriems galbūt skaitiklis yra įdėktas ir kurie galvojate, kad viskas su tuo skaitikliu yra gerai. Nėra su juo viskas gerai. Ir aš kalbu ne tik tai apie tam tikrus procedūrinius pažeidimus, aš kalbu ir apie nuolat pabrėžiu asmens duomenų saugumą ir apskritai išmaniųjų apskaitos skaitiklių ir išmaniosios apskaitos sistemos patikimumą kibernetinės saugos požiūriu ir visais kitais požiūriais. Tai čia daug yra, daug yra apie ką kalbėti ir esu apie tai kalbėjęs ir dar nekartą kalbėsime, kadangi laukia ir teisminiai procesai, kuriems mes visi kartu ruošiamės, kurie jau yra kai kurie ir vykstantis teisminiai procesai turiu menį. Na, o teisiniai procesai, tai va štai šiandieną man įgaliojimus suteikusių elektros energijos vartotojų vardu mes inicijuojame dar vieną ginčą su energijos skirstymo operatoriumi. Aš kalbu apie pretenzijos pateikimą. Ta pretenzija yra, arba tas ginčas, aš jį kvalifikuoju, kad jisai kyla iš vartojimo sutarties, tai yra kaip vartojimo ginčas. Ir pretenzijos tekstu aš pasidalinsiu, jis kaip visada bus įkeltas paskyroje Mozerio žinios, kuri yra Patreon platformoje. Tie iš jūsų, kurie mane dabar stebite YouTube platformoje, aš kviečiu kartu paprenumeruoti ir paskyrą Mozerio žinios esančią Patreon platformoje. Dar kartą primenu, kad atsisakiau visų mokamų prenumeratų, nėra jokių mokamų prenumeratų, visa tai, ką aš skelbsiu tiek YouTube, tiek Patreon'e, visiems jums bus prieinama neatlygintinai. Tai taip pat atsisakyta yra tokių reklaminių intarpų, kad jums būtų maloniau žiūrėti mano laidas. Tai aš dėkoju, kad nepaisant to, jog yra atsisakyta mokamų prenumeratų, vis tik tai dalis prenumeratorių pasilikote ir paremėte mano veiklą ir pradėtus darbus, prisidedate prie jų tęstinumo. Jeigu kas norite tą padaryti, prašom. Aš esu dėkingas už jūsų paramą ir dar kartą sakau, kad tai nėra privaloma, žinau. Tai dabar apie pretenziją. Pretenzijos tekstą, kaip minėjau, aš įkeliu, galėsite skaityti, analizuoti. Aš esmę, dabar pabandysiu trumpai pasakyti esmę šitos pretenzijos. Dažniausiai klausimas, kurį užduodate jūs kaip vartotojai, tai yra tai, ar gali energijos skirstymo operatorius įdiegti vartotojui išmaniąją apskaitos sistemą be vartotojo sutikimo. Tas klausimas, kurį jūs pateikėte, yra suprantamas, juo labiau, kad energijos skirstymo operatorius, o taip pat ir valstybinė energetikos reguliavimo taryba mums prieš nosį nuolat mojuoja elektros energetikos įstatymu, konkrečiai šio įstatymo 48 straipsnio 8 dalimi, kurioje yra pasakyta, kad išmaniosios apskaitos sistemos vartotojams yra diegiamos
be atskiro vartotojo sutikimo. Tai atrodytų kaip ir viskas aišku, įstatyme pasakyta, kad be vartotojo sutikimo. Bet žiūrėkit, tai aš suprantu, kad tokia nuostata yra labai patogi įmoniai ESO ir valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai, bet neapsigaukime ir nepasiduokime toms manipulacijoms, kurios ir sklinda iš tų institucijų. Įstatymas turi būti aiškinamas sistemiškai. Ir viena mažytė, bet labai reikšminga detalė yra tas pats 48 straipsnis ir to 48 straipsnio 12 dalis, kurioje yra pasakyta, kad šis straipsnis, tai yra visas 48 straipsnis, ne kuri nors atskira 48 straipsnio dalis, o visas 48 straipsnis elektros energetikos įstatymų yra taikomas planuojamoms diegti išmaniosioms apskaitos sistemoms. Tokia nuostata atsirado įstatyme 2022 m. sausio 1 dieną ir tą pačią dieną tame pačiame 48 straipsnėje atsirado tokios nuostatos, kad energijos skirstymo operatorius, norėdamas diegti vartotojams išmaniąją apskaitos sistemą, turi atlikti išmaniosios apskaitos sistemos ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai ekonominį vertinimą. O pradedamos vartotojams yra diegti išmaniosios apskaitos sistemos tada, kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtina teigiamus tokio ekonominio vertinimo rezultatus. Tai šitos nuostatos, dar kartą pabrėžiu, elektros energetikos įstatymo 48 straipsnėje atsirado 2022 m. sausio 1 dieną kartu su ta pačia nuostata, jog išmaniosios apskaitos sistemos yra diegiamos be vartotojo sutikimo. Tai dabar, kaip minėjau, ESO ir Vertas mums mojuoja šita nuostata, be vartotojo sutikimo yra diegiamos, bet kai mes jų paklausėme, o ar jūs atlikote, vadovaujantis elektros energetikos įstatymu, ar atlikote ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai ekonominį vertinimą ir ar taryba patvirtino teigiamus ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo rezultatus, kur šitos nuostatos taip pat yra tame pačiame 48 straipsnėje, tai tada ESO ir Vertas mums atsako, kad, žinot, mes 2019 metais suderinome įmonės ESO parengtą investicinį projektą. Ir mes pradedame klausti, ar tas investicinis projektas, kurį jūs suderinote, ar atitinka ES direktyvos, su kuria buvo suderintas elektros energetikos įstatymo 48 straipsnis nuostatas, ar tas ekonominis vertinimas yra parengtas vadovaujantis direktyva, kuri tuo pačiu nukreipia dar į kitą teisės aktą, į Europos komisijos rekomendacijas dėl to, kaip turi būti atliktas tas ekonominis vertinimas. Mums Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atsako, kad tai, žinot, 2019 metais, kai mes derinome įmonės ESO investicinį projektą, elektros energetikos įstatymo 48 straipsnėje, šitų nuostatų, apie kurias mes klausėme, įstatyme dar nebuvo. Bet šitos nuostatos 48 straipsnėje atsirado 2022 m. sausio 1 dieną. Ir labai svarbu pabrėžti, kad 2022 m. sausio 1 dieną ESO dar nebuvo pradėjęs diegti išmaniosios apskaitos sistemos.
Jį masiniu būdu vartotojams buvo pradėta diegti tik tai 22 metų antrajame pusmetyje. Tai reiškia, kad šitas 48 straipsnis, kuris buvo 22 metų sausio 1 dieną pilnai suderintas su direktyvomis, kurios nustato, kad ekonominis vertinimas turi būti atliktas pagal direktyvas ir pagal Europos komisijos rekomendacijas, kurioje yra nustatyta tokio ekonominio vertinimo atlikimo metodika. Jis pilna apimtimi galioja ir įmonės ESO diegiamoms išmaniosioms apskaitos sistemoms. Nes negali ESO ir vertas sakyti, mes vadovaujamės 48 straipsnio 8 dalimi, kurioje yra pasakyta, kad išmaniosios apskaitos sistemos yra diegiamos be atskiro vartotojo sutikimo, bet nesivadovaujam 48 straipsnio kitomis dalimis, kur yra pasakyta, kaip turi būti atliktas tas ekonominis vertinimas. Matot, kaip išeina. Jiems tos straipsnio, 48 straipsnio nuostatos, kurios joms yra patogios, jie sako, mes jomis vadovausimės, o kitomis nuostatomis nesivadovausim, nes jos įsigaliojo tik tai 22 metų sausio 1 dieną, o investicinį projektą mes suderinom prieš 3 metus, 19 metų rugsėjo mėnesį. Bet aš pradžioje ne veltui paminėjau, 48 straipsnio 12 dalyje yra labai aiškiai pasakyta, kad tas 48 straipsnis, visas straipsnis, vadinasi ir ta nuostata dėl to, kad diegiama yra be vartotojo sutikimo, ir ta nuostata, kad yra, kaip turi būti atliktas tas ekonominis vertinimas, kad jis yra taikomas planuojamoms diegti išmaniosioms apskaitos sistemoms. 22 metų sausio 1 dieną ESO dar nebuvo pradėjusi diegti, dar tik planavo diegti išmaniasias apskaitos sistemas, todėl toms išmaniosioms apskaitos sistemoms, kurios buvo pradėtos diegti 22 metų antrame pusmetyje ir yra diegiamos šiuo metu, joms pilnai galioja visas 48 straipsnis. Aš suprantu, kad tai kaip čia pasakyti, tą mintį pagauti, suprasti nėra čia taip paprasta. Daug tokios yra painiavos. Ir reikia labai atidžiai ir klausyti, ir galbūt, nesakau, man pačiam iš tikrųjų nėra taip labai paprasta galvoje, kaip pasakytų Dainius Kreivys, buvęs energetikos ministras, šviesaus atminimo, va tą algoritmą galvoje susidėlioti, kad jisai ir jį išdėstyti pirmiausia raštu, žodžiu, dar yra sunkiau paaiškinti galbūt, nežinau. Tai pretenzijos teksto aš pasidalinu, jūs jį rasite Patreone. Dabar dar primenu, kad, matot, kaip ir aš, buvau jau uždaręs klausimą dėl įgaliojimų suteikimo, bet kadangi ne visi yra tokie pareigingi ir pažangus, aš vis dar laukiu keletos vartotojų, kurie man atsiūs įgaliojimus su parašais. Tai jeigu jūs norite dar suspėti iššokti į tą be nuvažiuojantį traukinį, nes jis jau tikrai nuvažiuojantis yra, tai bandykite, rašykite man elektroninio pašto adresu mozeris@protonmail.com, laiško temoje įrašykite vieną žodį įgaliojimas ir jeigu mes suderinsime, sutarsime dėl sąlygų, jūs dar būsite priimti į atstovaujamų vartotojų grupę. Ir naudodamasis progą noriu pakviesti, pasiūlyti, užsisakyti paslaugą konsultaciją. Šita paslauga reiškia, kad jums bus suteiktas, tik jūsų naudojimui bus suteiktas specialiai teisinėms konsultacijoms. Ir aš, kaip sakau, nebūtinai vien tik teisinėms konsultacijoms skirtas mano telefono numeris ir elektroninio pašto adresas ir aš komunikuosiu su jumis tik tai tuo telefono numeriu ir elektroniniu pašto adresu. Tai šitos paslaugos vienkartinis metinis mokestis yra 20 eurų. Čia aš manau visiems yra prieinamas šitas dalykas. Jeigu norite, paskubėkite.
nes nuo rugsėjo 1 dienos griežtai visa komunikacija bus vykdoma tik tai vat, būtent tuo specialiai konsultacijoms skirtų telefono numeriu ir elektroninio pašto adresu. Taip lieka mano bendras telefono numeris 622 37 007, galiu garsiai pasakyti, bet šituo numeriu, šitas numeris, sakykime, taip lieka tarnybiniam naudojimui ir asmeniniam be abejo naudojimui. Ir nei susitarti dėl konsultacijos, nei šiaip pasikonsultuoti, tuo labiau, nei šiaip pakalbėti apie bites ir ūkį, šituo numeriu tikrai nebus galimybės. Tai tiek, ačiū visiems, kurie tai suprantat ir nereikia jums atskirai aiškinti, kodėl taip yra. Linkiu visiems gražios popietės, o rytoj, manau, susitiksime ir dar pristatysiu jums dar vieną dokumentą, tai yra kreipimasi į valstybinę energetikos, atsiprašau, tai yra skundą Lietuvos administracinių ginčių komisijai dėl valstybinės energetikos reguliavimo tarybos priimto nutarimo pagal vieną iš mūsų pateiktų skundų. Mes keliaujame su tais teisiniais procesais toliau, tai yra organiškas, nenutrūkstamas procesas. Tie žingsniai yra tarpusavėje susiję ir čia kitą kartą yra sunku žmonėms pakomentuoti ir paaiškinti, kodėl visą tai taip ilgai trunka, kodėl čia tos procedūros yra tokios. Čia tikrai nėra taip, kad užtenka parašyti kažkokį tai vieną raštą, nesutinku ir jau atrodo, jau padėsit, klausimas yra išspręstas ir galima jį padėti į stalčiuką. Taip nėra ir taip matyti nebus. Dar kartą ačiū, kuriems klausėsi, dėkoju tiems, kurie mane išgirdo, dėkoju tiems, kurie prisidedate prie veiklos. Nuorodas, kur galite užsakyti paslaugas, rasite laidos aprašyme. Gražios popietės, iki kitų susitikimų.